Sveiki, šiandien noriu parodyti Jums OmniVoice. Tai naujas projektas, o gal ir ne visai naujas, paskutinis releasas balandį. Jei toolingas greitai veikia, bet kas tai yra? Tai iš esmės yra garso ir balso klonuotojas arba kūrėjas. Ir vienas iš dalykų, ką jie oficijuojasi, tai kad jie turi virš 600 palaikomų kalbų, tarp kurių yra ir lietuvių kalba. Tai tą norėsim šiandieną dabar gyvai ir pabandyti, pažiūrėti, kaip veikia su lietuvių kalba ir kiek tai galima panaudoti geriems arba negeriems tikslams, čia jau jums spręsti, bet idėja yra, kad jūs žinotumėte, ką galima padaryti su jūsų balsu, jeigu atsiliepia telefoną, pašnekat, pasakot sveiki, labą dieną ir kad to jau užtenka, kad nuklonuotų jūsų balsą ir kokia kokybė to viso to yra. Tai šitą solutioną galima parsisiųsti, pasileisti gyvai, vadinasi OmniVoice. Aš jį jau pasileidau pas save lokaliai, truko visai nedaug. Ir štai atrodo visas tas interfejsas. Ir čia galima arba klonuoti balsą, arba susikurti savo balsą. Tam užtenka nuo 3 iki 10 sekundžių audio, iš tiesų užtenka net ir mažiau, galima ir sekundės, 2, bet tarkim 5 sekundės yra toksai pats tas sweet spot. Tai ką aš dabar pasidariau, aš tarkim įsirašiau porą rekordingų, tarkim turim. Gyveno ežiukas ir mėgo jis pasivaikščioti per mišką, bet ne visą laiką jam miškas gerai ten sueidavo, tai kartais jis eidavo ir po gal kelią pasivaikščioti. Bet iš esmės nebuvo dėl to jam problemų ir viskas gyvenime sekėsi gerai. Tai iš esmės čia 14 sekundžių įrašymas on the spot, tiesiog kad turėt kažkokį garsą, įkalam šičia ir čia dedasi tekstas, kurį mes norim, kad perskaitytų mūsų šitas dalykas, tai atsidarom LRT ir tarkim bet ką paimkim, bet kokį tekstą, įkalam šičia ir realiai galim paspausti generate. Generavimas pats užtrunka porą sekundžių ir galim paleisti. Šeštadienį virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies sprogus meteorui Vilniaus universiteto VU astrofizikė dr. Renata Minkevičiūtė sako, kad tokie įvykiai įvyksta retai, 1 per 10-15 metų. Be abejo, manau, kad labai pasisekė, jog jis sprogo labai aukštai. Jei būtų sprogęs žemiau, galimai būtų buvę panašiai kaip ir Čeliabinske, kur smūgis buvo toks galingas, kad net ir namų bei automobilių langai išbyrėjo, sako mokslininkė. Tai realiai girdisi vienas kitas kirtis, kuris ne visai sueina, bet realiai paėmus ir pakeitus žodį į sinonimą, tikrai būtų galima išgauti tekstą, kuris nesijaustų ir nesiskirtų nuo viso šito mano aktualaus balso. Tai ką galim dar pabandyti, kad tiesiog pasižiūrėti, tai įsivaizduojam, kad jūs pakeliat telefono ragelį ir tiesiog pasisakot sveiki, Domantas klauso, ne? Labadiena, sveiki, Domantas klauso. Realiai aš atsiliepiau telefonu, pasisakiau, kad aš klausau ir pabandom tokį audio įrašą. Oi, ne tą paspaudėm. Tokį audio įrašą dabar įdėti čia, paspausti generuoti su šituo mūsų astrofizikos tekstu. Šeštadienį virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies sprogus meteorui Vilniaus universiteto VU astrofizikė dr. Renata Minkevičiūtė sako, kad tokie įvykiai vyksta retai, 1 per 10. Tai čia toks hit and miss, sakyčiau, kuo dar galim pasiklausyti, kaip čia gavos tas rekordingas pats. Labadiena, sveiki, Domantas klauso. Pagal šitą balsą taip ir padarė, tai 15 metų. Be abejo, manau, kad labai pasisekė, jog jis sprogo labai aukštai. Jei būtų sprogęs žemiau, galimai būtų buvę panašiai, kaip ir... Tai realiai kažkiek turi resemblance to panašumų, bet ne tiek pilnai, kiek tas 10 sekundžių įrašas. Tai užtenka jūsų audio kažkiek daugiau sekundžių ir jau būtų galima nusiklonuoti. Ką galima pasidaryti dar, internete yra pilna visokių audio sample, tai tarkim aš turiu parsisiunčiau tiesiog rastų audio samples,
štai čia yra daug visokių balsų, kurių galima tiesiog internete susirasti. Tarkim, pasižiūrim, kas čia. The Federal Army was concentrating at Nashville. Toks tiesiog random įrašas. Pabandom jį įkalt. Pageneruojam. 2 sekundės. Šeštadienį virš šiaurės rytinės jungtinių valstijų dalies sprogus meteorui Vilniaus universiteto VU astrofizikė dr. Renata Minkevičiūtė sako, kad tokie įvykiai vyksta retai, 1 per 10-15 metų. Visai neblogai atkartoja, tai galima pasirasti ir kitų garsų. Galima susikurti tarp kitko ir savo balsą, tai aš galiu įkalti patį šitą tekstą. Kalba yra, kaip sakant, nebūtina, galima viską palikti by default, paspausti generavimą, tarp kitko dar galima šitą konfigą pasikeisti, bus tada didesnė kokybė, bet viskas trunka porą sekundėlių. Šeštadienį virš šiaurės rytinės jungtinių valstijų dalies sprogus meteorui Vilniaus universiteto VU astrofizikė dr. Renata Minkevičiūtė sako, kad tokie įvykiai vyksta retai, 1 per 10. Tai vėlgi yra kirčiai, kurie nesueina, bet tam tikri, gal paimkim dar kokią nors kitą tekstuką, pavyzdžiui, šičia ir pabandykime dar kartelį pageneruoti štai su šituo. Pažiūrėjau archyve, tai yra aptikta ir mažų asteroidų, 2 ir 5 metrų. Tačiau šitas nebuvo žinomas, apie jį nėra informacijos. Įprastai tokie aptinkami tuo met, kai labai priartėja prie Žemę, turi būti arčiau nei Mėnulis, kalba mokslininkė. Šis meteoras buvo visiškai... Tai visa šita esmė, būkite atsargus, jūsų balsą gali panaudoti, užtenka keletą sekundžių. Jeigu pasakysite, ne tik klausau, ar girdit mane, ar kažkas čia yra, to pilnai užtenka. Sakyčiau, 5 sekundės yra tas optimalus laiko tarpas, kurio pakanka. Tai tiek.